Labas rytas. Rytas dabar. Nežinau, norėjau padaryti video, bet nelabai žinau pastarosiom dienom apie ką daryti video. Ir tai mane liūdna kažkodėl, nes visai ką žinodavau apie ką aš darysiu video, o dabar jau gal 4 dienos, kai aš kasdieną įsijungiu kamerą ir aš nieko nenufilmuoju, nes tiesiog kalbu ir suprantu, kad tiesiog švaistyčiau ir tavo laiką, ir savo laiką, tai jo. Tai galbūt netgi ir šito nepamatysi. Bet jo, kad žinotum, dabar yra 7:54. Aš važiuosiu tuo į darbą, į filmavimus. Filmavimai sekasi gerai. Čia toks update'as bus gyvenimo. Viskas einasi gerai. Aš tau, žinok, tikrai parodyčiau, atsiprašau, jeigu aš dar atrodo užsimiegojęs, aš tau tikrai parodyčiau, kaip atrodo mano darbas, žinai, visus filmavimus ir ką mes filmuojam ir visą kitą, bet negaliu, nes esu pasirašęs dokumentą, kad negaliu niekuo dalintis. Tai aš negaliu net savo tokiu įdomesniu gyvenimo dalyku dalintis savo darbu, nes viskas, ką mes filmuojam, yra labai konfidencialu ir negalim išleisti iki tol, kol neišėjo filmas ar serialas ar ten kažkas. Tai kadangi aš dirbu daugiausiai prie filmų ir serialų, tai turėčiau laukti 2 metus, gal nedaugiau, iki tol, kol galėčiau išleisti tokį vat video, žinai, jeigu aš įdėčiau kokios nors medžiagos iš filmavimo. Tai vat, tiesiog noriu pakalbėti, žinai, pakalbėti su tavim, nors nelabai gali dabar atsakyti, bet tikiuosi, kad, žinai, viskas gerai pas tave ir tikiuosi, kad savaitės einasi gerai. Vienas toks dalykas, ką aš esu supratęs per savo gyvenimą, kad jeigu, pavyzdžiui, dirbi darbą, kurio nemėgsti ar dar kažką, tai, žinai, tiesiog viskas, ką tu darai, vis tiek kažkaip prisideda prie to gyvenimo, žinai. Bet koks darbas, kurį dirbi, bet kokios užduotis, kurias padarai, bet koks tikslas, kurį pasieki, vis tiek prideda prie tavo gyvenimiškos patirties ir gyvenimiškos, kaip čia pasakyti, prie tavo gyvenimo, žinai. Ir tai prideda prie koks tu esi žmogus ir ką tu moki daryti. Tai aš tikrai stipriai labai tikiu, kad nors ir bet kokį mažą dalyką, ką tu padarai, nors ir kaip tau nepatinka jį padaryti, vis tiek tas dalykas kažkaip vėliau gali gyvenime, žinai, sugrįžti ir tau padėti. Nu, tipo, išmoktas tavo galbūt įgūdis. Atsiprašau, anksti ryte, aš dar negalvoju. Bet jo, tavo išmoktas įgūdis, žinai, kažkaip vis tiek tau padės gyvenime ateityje. Bent jau čia aš taip galvoju, žinai. Nu, man dažnai blogiausi darbai ir projektai, pavyzdžiui, kur aš nelabai norėjau būti ar dalyvautiuose, jie man kažkaip padėjo mano ateityje, žinai. Ar tai kokių nors naujų žmonių, žinai, ratas aplink mane, ar pasiūlymai kitiem projektam, ar tiesiog susiradimas, žinai, naujų draugų, nu tai čia tas pats ratas. Kažkas čia atvažiavo automobilis. Nu crazy, sugadino garsą mano video. Dar viena mašinytė atvažiavo, nu crazy. Intimiai dabar eisim, tai atva. Žiūrėk į kiekvieną darbą kaip į galimybę išmokti kažką naujo. Nes nežinai, kada tau gali padėti visą tai. Tai vat. Gerai. Taigi, aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.